Sveiki, čia Jurgita Noreikienė iš gyvenimo konsultanto komandos. Tokios mintys šiandien. Toks klausimas atėjo, o kažin kas ir kada sukūrė pačią pirmą mandalą. Žinot, budistai kūrė mandalas, hinduistai kūrė mandalas, kiekvienos tautos liaudies mene galima rasti kažkokių apskritų simbolių, kuriuos galima pilnai laikyti mandalomis, nebūtinai pieštų, nebūtinai, įvairiai lipdytų, raižytų, austų ir panašiai. O iš kur tie atėjo tie simboliai? Iš gamtos, aišku, suprantama. Mes žinom, kad mandalos modelis yra vienas labiausiai paplitusių mūsų aplinkoje, tiek gyvojoje, tiek negyvojoje gamtoje. Bet kada įvyko tas toks pirmas reiškinys, kurį galima pavadinti mandala? Tai aš šiandien pasidomėjau internete, pasižiūrėjau ir radau tokį atsakymą, netgi du variantus atsakymo. Vienas, aišku, aš netikrinau, taip kad belieka pasitikėti mūsų gerbiamais tyrinėtojais, mokslininkais, astronomais. Vienas variantas tai yra beveik prieš 14 milijardų metų, kitas buvo nurodyta tarp 10 ir 20 milijardų metų. Tai yra tas laikotarpis, data, galima sakyti, kada pradėjo augti mūsų visata. Ir remiantis šitą teoriją, mūsų visata pradėjo augti iš vieno taško, mūsų visatos, viso to reiškinio medžiaga, visa medžiaga buvo viename taške, neįsivaizduojamoj būsenoj. Šiuolaikinis mokslas, fizika neturi jokių apibūdinimų tam tai būsenai nusakyti, kokioje buvo mūsų visatos visa medžiaga ir netgi tai, iš kurių dabar šiuo metu yra sudaryti mūsų kūnai, mūsų organizmai. Tai va, tai buvo tas pradinis taškas, iš kurio remiantis didžiojo sprogimo teorija pradėjo į šalis augti visa, kas yra, kas egzistuoja. Ir tas augimas vyko Tas augimas vyko pagal mandalos modelį ir jis iki šiol dar vyksta, nes, vėlgi, pasitikint mūsų mokslininkais, astronomais, visata vis dar plečiasi, vis dar auga, vis dar tobulėja, vis dar formuojasi pagal mandalos modelį, kurdama savyje vis naujas mandalas. Tokias mintys šitą pavasarinę rudens dieną. Susimatysim.